Toliau, kaip jaukiai jaustis karkasinėme name visais metų laikais. Taigi, vienas iš pasirinkimų, kuris nekelia jokių rūpesčių, tai yra šilumos siurblys. Šaltą žiemą čia šilta, gerai iš tikrųjų ir netgi mes net netaupom, net sakykime, elektros ar panašiai. Mes jungiam rudenį ir išvažiuodami čia, sakykime, kad ir savaitę mūsų nėra, bet jis nuolat veikia tas renginys, mes jo net neišjungiam. Ir labai tuo džiaugiamės. Čia Egidijus galėtų daugiau pakomentuoti, ką jis čia padarė, ką jis čia sumontavo ir kodėl mes taip gerai jaučiamės. Tai Egidijau, kokie tie sprendimai gali būti karkasiniuose namuose, rąstiniuose namuose, mediniuose namuose? Iš tikrųjų viskas priklauso nuo to, sakykime, kokio dydžio namas yra, ar ne? Tai gali būti, jeigu mes turim karkasinį namą, tai mes turim tai, kad mes turim, reiškia, naujai statytą namą, mes turim jį šiltą. Ir, reiškia, šilumos poreikis nėra toks didžiulis, kaip dažnai žmonės įsivaizduoja. Sakykit, kaip veikia šita sistema? Tai yra, šituo atveju čia yra oras, šilumos siurblys. Visada reikia klausti žmogaus, tai bus naudojama kaip šaldymui, ar tai vėsinimui, ar tai bus kaip pagrindinis šilumos šaltinis. Jeigu tai yra pagrindinis šilumos šaltinis, reikia įrangą ir rinktis būtent tą, kurios galingumai nenukrenta prie didesnių minusų esančių lauke. Montuojant šilumos siurblius, kuriuos mes montuojam šituo atveju, tai yra Samsung gaminys, mes turim tai, kad jisai veikia pilnai šildo patalpas, esant netgi minus 30 lauke. Kaip žinot, pas mus nelabai būna, bet reiškia, tai yra tai, kad jo galingumai, jo našumas nenukrenta prie didesnio minuso. Čia yra 40 kvadratų, tai pats Samsung įrenginys yra skaičiuojamas, kad tai yra 3,5 kW yra šaldymo režime ir 4 kW šildymo režime. Tai, sakykime, šitas įrenginys šiltam namui, tai gali būti netgi 60 kvadratų apšildyti pilnai patalpą. Šilumos siurblys oras taip pat pagelbės palaikyti stabilę temperatūrą patalpose, kai turime ir kitus šildymo šaltinius – krosnį ar židinį, sako bendrovės Egiroma direktorius Egidijus Pupelis. Dažnai žmonės tą naudoja, kad montuojasi į Samsung gaminius, tada, kai jie turi tiesiog vieną šaltinį, kažkokią krosnį, kažkokią, sakykime, židinuką. Ir jeigu jų nėra namuose, tiesiog veikia įrenginys, kuris palaiko šilumą, o žmonės grįžę namo tiesiog užsikuria krosnelę ir tada įrenginys automatiškai jisai pasiekęs temperatūrą atsijungia. Ir mes turim tą pastovę komfortišką temperatūrą, taip galime kaip pastovų šilumos šaltinį turėti ir galime turėti kaip papildomą šilumos šaltinį. Šilumos siurbliai oras ne tik šildo ir vėsina, tačiau kartu apsaugo namą nuo didelių temperatūrų skirtumo, nuo drėgmės atsiradimo. Taip pat nuolat žiemą veikiantis įrenginys yra saugumo garantas, kad bus apsaugota santechnika nuo pažeidimų dėl šalčio. Tai ypač aktualu, kai žiemą retai atvykstame, o savo telefone su specialia programėle galėsime matyti ir reguliuoti namų temperatūrą. Patarė bendrovės Egiroma direktorius Egidijus Pupelis. Įrenginiais pats tai yra oficialiai deklaruojama, bent jau Samsung tai oficialiai deklaruoja, nes Samsung duoda daug duomenų, ką būtent techninių duomenų, kas yra svarbu mums įrenginėje šildymo sistemas. Ne, tai mes, pavyzdžiui, turim nustatytą temperatūrą 20 laipsnių, ne? Ir paklaida visada yra įrenginės plius minus 1 laipsnis. Ir jeigu įrenginys pasiekia temperatūrą, jis tiesiog mažinasi savo galingumus, jis nedirba pilnu galingumu ir matuoja nuolat temperatūrą, ne? Jeigu temperatūra krenta, jisai padidina savo galingumą ir papildomai šildo patalpas. Reiškia, ar reikia kažkokių papildomų šilumos šaltinių, ar užtenka vieno įrenginio, ar reikia kelių įrenginių. Viskas priklauso nuo pačio namo kambarių išdėstymo. Ar jeigu mes turim oras, reiškia mes turim suprasti, kad bus reikalingas, kad tas oras būtų pučiamas ir jis patektų į patalpas, kurios yra kažkur, sakykime, už posūkio neprišildysim iki galo. Tiesiog reiks kito įrenginio. O jeigu tai mes turim įrenginį, kuris jums tiesiai paduos orą ir vienoj patalpoj, ir kitoj patalpoj, tai jokių problemų kažkokių didelių nebus. Tiesiog jis sušildys. Aišku, vonios atveju tai yra patogiau įrengti elektrinį gyvatuką, kuris tiesiog tą patalpą dašildys jums. Arba šildomas grindis, ne? Arba šildomas grindis, elektrinės šildomas gali būti grindis, elektriniai kilimėliai, kas irgi yra naudojama. Dar įrenginiai turi patalpų džiovinimo funkciją, kuri aktuali ir vėsinant lietingą vasarą.
Yra ir dar viena įrenginio funkcija suteikianti komforto. Tai yra bevėjas režimas, kuris veikia vėsinimo metu, kai vasarą norim turėti vėsą, bet mums nepatinka vėjas einantis iš įrenginio. Tai Samsung įrenginiuose jie skiriasi tom, kad jie turi bevėjo funkciją. Bevėjo funkcija tai yra, kad pats įrenginys turi visą pilną priekį, jis turi daug mažų skylučių ir įrenginys tiesiog uždaro kreipiančiasis ir visas šaltas oras tiesiog eina per visą korpusą ir leidžiasi tiesiai žemyn, kas atvėsina patalpą ir mes neturim to diskomforto dėl patalpoje esančio vėjo. Daugiau patarimų, kaip pritaikyti soduose ir sodybose, namuose šilumos siurblius, matysite ir kitose laidose.